Sveiki visi, tikiuosi, kad mane girdite šį kartą, bent jau bandau, stengiuosi kažkaip tai ir su ausinėm, kad jūs išgirstumėt ir taip toliau. Tikiuosi, kad girdit. Tai norėjau šiaip, irgi yra tokių keletą temų, kad paliesti norėčiau, bet ką sužinojau, tai apie, kur aš anksčiau esu kalbėjus, apie daktarišką dešrą, apie sakykime, jos ten sudėti ir taip toliau. Dabar atsirado Facebook'e nauja grupė, kuri yra, atrodo, taip vadinasi, anksčiau, kur buvo prieš tai grupė, pranešiau, kad yra su vabalais lervom, dabar yra maistas be vabzdžių ir panašiai, yra be dabar tokia grupė. Tai prisijunkit ir bus įdomu ten ir sužinosit daug ir taip toliau. Tai apie šlapenką, ką norėjau pasakyti. Tai apie tą daktarišką dešrą. Aš kaip dabar pamačiau, čia nesenai irgi žiūrėjau video YouTube'e, yra netgi receptai, kaip galima patiems pasidaryti. Tie, kas mėgsta iš vištienos, gali pasidaryti ir tikrai nesunkus receptas. Pati žiūrėjau. Susiraskit YouTube'e, jų yra daug įvairiausių, kaip pasidaryti tą daktarišką dešrą. Kitas būdas yra daktarišką dešrą pasidaryti iš jautienos ir kiaulienos. Tai būtų 50 ir 50. Irgi ten yra receptas, kaip namie pasidaryti būtent tą daktarišką dešrą. Tai aš manau, kad visokias dešrelės ir taip toliau, ten tą daktarišką parduotuvėse galėsit praeiti, tiesiog pasigaminti patys namie. Jeigu kas yra vaikai, šeima, tai manau, kad geriausias būdas ir pasigaminti namuose. Tai kitas dalykas irgi dabar, sakykime, eina labai didelės diskusijos apie gyvulininkystę, apie ūkius, apie kad yra naikinami ūkiai, vienu žodžiu, ūkininkai ir taip toliau ten savo veiklas uždaro, nebeišsilaiko. Ir pamenat, buvo kiaulių maras, ar ne? Iš kur jis atėjo? Jis atėjo iš Baltarusijos. Tai Lietuvoje dabar uždraudė auginti kiaules ir taip toliau ir vienu žodžiu, tai dabar mėsa yra gabenama į Lietuvą iš kitur, tą kiaulieną. Keletą ūkių galbūt ir tenai su kažkokiais tai leidimais augina, būtent, kad aprūpinti Lietuvą, bet visa kita tai yra uždaras, sakykime, dalykas, kur žmogus paprastas šiaip savo negalėtų pasimti ir auginti kiaulės. Tai Baltarusai, tai jie nuo tada, kai buvo tas maras, iki dabar jie augina tas kiaulės, niekas jiems nedraudžia, jie plėtoja savo ūkį, gyvulininkystę, jie puikiai savo turi maisto, o mes iš visur turime pirkti, mes iš visur vežamės, nes mes patys nieko savo nebeturim. Ūkiai naikinami, kaimai naikinami, žmonės išvažiuoja, vienu žodžiu, vis Lietuva tuštėja. Tai ir nėra kam auginti su tokiais dideliais apribojimais, įstatymais, poįstatyminiais aktais ir taip toliau. Žmogui tai yra labai sunku, sakykime, su tokiais dalykais įsitvirtinti, ne taip, kaip buvo anksčiau, kad tiesiog kiekvienam kaime žmonės augindavo gyvulius. O dabar yra tiesiog naikinama ta vidutinė klasė ir panašiai. Tai dar kitas dalykas, pienininkai, taip, jie taip pat žlunga. Klausiausi ir taip pat žinių, ir kad pienas dar supirkimo kaina jiems sumažėjo 3 centais, tai jie dabar parduoda, atrodo, pieną už 22 centus. Tai įsivaizduokit, tai jiems tas pats parduoti, sakykime, susimokėti už tos grūdus, kur jie tenai naudoja pašarams ar ne, ir jie atiduoda būtent tą kainą. Tai jie praktiškai nieko neuždirba. Jie tik dirba vien, kad išlaikyti gyvulius. Nu, tai yra absurdas. Tai va, taip pat pienininkai taip pat irgi žlunga, taip kad pieno produktai pas mus irgi bus
jeigu net gaivinsim ūkininkystės, gyvulininkystės, tai taip pat pieno produktai bus brangus arba bus vežami vėl iš kitur, na, iš Lenkijos, dar kažkur tai, bet mes savo vėl nieko neturėsim. Tai ir vėl turim palaikyti smulkius verslininkus, ūkininkus ir patys žiūrėti, ir sveikesnis maistas būtų patiems nusipirkti, tai pieno, tai sūrio, ar, sakykime, ar dešros kažkokios, tai ar ne, ar mėsos šviežios, ar kiaušinių, ar vištienos, kalakutienos mėsos nusipirkti. Tai yra netgi taip pat irgi grupės sukurtos, tenai atrodo ūkis, Facebook'e grupė yra ūkiai visiems ar kažkaip tai panašiai irgi yra, tai ten irgi galite prisijungti ir rasite, kokiuose rajonuose, miestuose yra ūkininkai ir žmonės, kurie augina ar daro kažką, tai jie parduoda. Tai taip pat irgi žmonėms yra tokia, sakykime, pagalbos ranka, kur įsigyti, ką rasti, kur rasti. Tai vat yra tokios grupės, tai vat domėkitės irgi, prisijunkit ir saugokim, bandykim išsaugot kažkaip tik tos verslininkus, tos ūkininkus, kuriems tikrai yra sunku ir matom, kad ateityje mes tikrai mokėsim didelės kainas, pažiūrėkit dabar prekybcentriuose kokios kainos ir sudėti visokie kur mums yra kenksmingi ir panašiai. Tai nebėra sveikaus maisto. Tai apie tai. Paskui yra dar tokie keletą, tai aišku, žinote, ne, apie buvusį Seimo narį, šitą, kaip jisai ten vadinasi, Bartusevičius, tai man irgi taip pat toksai irgi čia vyksta, čia tos diskusijos visa kita, čia žiniasklaida rašo, čia visi politikai irgi rašo, čia skelbia ir panašiai, bet man kyla toksai klausimas, ar jisai iš vis iš tos Čilės grįžo, nes niekas jo nematė. Ir kitas dalykas, tai mane taip sudomino, sakykime, toksai dalykas, kad jis pagal Seimo visas procedūras, pagal Seimo taisyklės, jisai negalėjo netgi palikti savo mandato, jisai negalėjo palikti kaip Seimo narys, nes turėjo įvykti tam tikros procedūros, kad tai įvyktų. Tai turėjo būti sušaukta neeilinė sesija, neeilinis posėdis, turėjo būti svarstymas pačiam Seime, įvairūs kiti posėdžiai, ten ar prokuratūros ten apklausimas ir visa kita, bet to nebuvo. Iš karto jisai dingo kaip Seimo narys, atidavė mandatą ir taip toliau, ir viskas tylu, viskas užtilo. Bet pagal procedūras tai negalėjo, nes kitas dalykas, jisai iš komandiruotės, jisai turėjo pristatyti ataskaitą būtent Seimui ar kažkokiam tai komitetui šitą ataskaitą. Ar ta ataskaita yra, ar jisai pateikė, aš negirdėjau, kad kažkas tai kalbėtų apie ją, tai vat būtent ir dėl šito dalyko jis negalėjo palikti. Tai vėl rodo, kad yra dvigubi standartai, tai vėl rodo, kad nėra teisingumo ir kažin ar jisai bus, ar išsiaiškins būtent jo tą, sakykime, galimai šitą veiką jo tokią, tai matysim, tai mano tokios, sakykime, tokios įžvalgos apie jį. Tai kad vis dėlto jisai turėjo pateikti ataskaitą, bet niekas apie jas nekalba. Tai vadinasi, jis nepateikė. Tai vadinasi, jisai turbūt net nėra grįžęs iš tos Čilės. Jam pranešė, kad yra taip ir taip, kad ten jisai turi atsistatydinti. O kas pranešė? Tie būtent sąjungininkai, kurie pranešė, jie taip pat prisidėjo būtent prie šito slėpimo, jie taip pat turi būti baudžiami. Bet matysim, ar tai bus. Tai kitas dalykas, apie ką norėjau pasakyti, tai mane sudomino, sakykime, Jungtinės
Amerikos valstijos, tai Niujorke. Tai rašo, taip, radau tokį pranešimą, tai va, atėjo laikas žudyti baltaodžių žmonės, kurie atsisako skiepytis. Tai įsivaizduojat, va, pasirodė filmuota medžiaga, kurioje aukšto rango lygų kontrolė ir prevencijos centrų pareigūnas sako, kad elitas turėtų atsikratyti visų JAV baltųjų ir pakeisti juos imigrantais, kad sumažintų skiepų atsisakančių žmonių skaičių. Tai va, gydytoja Carol Baker buvo, sakykime, užfiksuota, kad jinai rašo ką jį vadina sprendimu, kad JAV buvo sėkminga vaikų vakcinacija. Tai diskusija, kurią surengė nacionalinė meningito asociacija Niujorke. Tai va, tas irgi mane taip kažkaip taip sakykime, prasideda čia vienu žodžiu, tai kalba irgi apie apie Švabo ir Klauso čia būtent jų tą planą. Tai paskui, kas dar mane užkliuvo, toksai dalykas irgi, žinot, irgi taip pat kalbama daug labai, kad Piš, aišku, pasakė vienu žodžiu, kad visuomenė apsinuodijo rusišką kultūrą. Tai atsiprašau, o ji kada gimusi, kokiam laikotarpį gimė ji, kad jinai šitaip šneka. Nu, man tiesiog tokie jos pasisakymai, sakykime, kelia labai daug abejonių apie ją, jinai, kad ar atsiras, ar įvyks tas toks lūžis, kad ji turėtų atsistatydinti ir nelaukti, sakykime, savo kadencijos pabaigos. Ar mūsų tas dėdė Nausėda atsižvelgs į tai, ar ką jis čia darys, ar iš vis jisai pratylės ir kaip niekur nieko. Tai irgi toksai dalykas mane sakykime, kad tas pasisakymas jos, tai tikrai nei tvora, nei mėta. Tai va, kitas dalykas, tai va, dar eina tokia kalba apie vakcinas irgi, ne, čia aš irgi kėliau klausimą, irgi klausiau irgi, nes mane tai sudomino. Tai žinoma, ne, kad daug ten tų tūkstančių, kiek ten tų vakcinų ten įdovanoja kitom šalim, ten pasibaigusiom tom šito laikotarpiu, kad ten pasibaigęs ten jų galiojimo laikas ir taip toliau. Ir yra kitos vakcinos yra išpilamos. Tai dabar klausimas, kur tos vakcinos išpilamos. Tai iš šitą klausimą aš atsakymo negavau. Klausiau keletą kartų STI, bet atsakymo negavau, tai nežinau. Tai man taip tos vakcinos tai sudomino, nes jos turėtų būti, sakykime, surenkamos tos vakcinos kažkokiuose tai farmacijos vietose, kur paskui jos yra, sakykime, sunaikinamos, yra išvežamos į tam tikrą vietą, sunaikinamos tam tikrų būdų. Kiek žinau, kad yra karštoj temperatūrai kažkaip tai jos deginamos yra. Tai jos turėtų tokiu būdu sunaikintos būti. Tai girdėjau laidoj, Seimo narys, būtent ir Žemaitaitis, atsakė į vieno, sakykime, klausytojo tos laidos, atsakė į klausimą, kad šitos vakcinos, kurios lieka, jos buvo išpiltos į geriamą vandenį. Tai manau, kad daug kas tą išgirdė, tikrai sunerimo, nes ir pasakė, sako, tai va, kurie nesivakcinavo, tai būsit visi suvakcinuoti, tai būtent per geriamą vandenį.
ir ragino nesimaudyti Baltijos jūroje, nežuvauti ir nevalgyti tos žuvies būtent iš Baltijos jūros. Tai šitas klausimas taip pat yra atviras, kur mes net nežinom, kur tos vakcinos dingsta, kaip jos yra panaudojamos, kur išpilamos ir kaip jos sunaikinamos. Tai mes to nežinom ir aš to nežinau. Tai norėčiau pasakyti, kad galbūt būkit budrus, atsargus, žiūrėkit, galbūt pirkit vandenį, irgi taip pat žiūrėkit sudėti vandens, nes ten irgi būna tų visokių priemaišų, tenai irgi visokių chemikalų pripila į tą vandenį, atrodo geri švarų vandenį. Bet ne visi tokie pirktiniai vandenys yra tokie švarūs. Tai taip pat irgi žiūrėkit ir domėkitės. Bet siūlyčiau pirkti būtent geriamą vandenį parduotuvėse, kas galite, nes jeigu yra tokia rizika gerti mums tokį vandenį su vakcinom, tai nemanau, kad ir vaikams ar tenai senoliams yra sveika ar būtų gerai, kad ir bet kam gerti tokį vandenį. O gerti su abejone, ar aš čia išgersiu tą vandenį, ar čia bus, ar čia nebus, tai irgi. Tai toksai dalykas mane irgi, sakykime, suneramino dėl tų vakcinų, tai kol kas atsakymo neturiu. Jeigu kas turit kokį atsakymą, žino tiksliai, kas galėtų žinoti, tai galbūt ir parašykite būtent komentaruose šitom temoj, ką jūs žinot tiksliai, o ne kad aš kažkur girdėjau kažką taip ir panašiai. Tai būtų galbūt ir tiek, kad trumpai norėjau šiek tiek jums apie tai pasakyti, informaciją apie maistą ir apie šitas naujas grupės, susirasti Facebook'e apie ūkininkus ir panašiai. Tai ačiū, kad klausėtės, kas klausėtės ir tikiuosi perduosite kažkam tai tas žinias, jeigu ką patys sužinojot, kažko, ko nežinojot, tai yra puiku. Tai kol kas tiek ir ačiū, kad klausėtės ir iki greito.